Šiandien mūsų tema yra klei beton mišinys, darysime betono imitaciją, kas tikrai, ko gero, yra klasika ir išliks amžinai klasika. Technika yra labai aiški, tik reikia žinoti keletą niuansų, nes jų tikrai yra ir kiekvieną dieną ir mes įgaunam vis daugiau patirties ir galim dar daugiau pasidalinti kiekvieną kartą. Tai darysime dvi technikas. Tai bus betono imitacija, visiškai tokia paprasta ir elementari, vienos spalvos, o kita technika su tuo pačiu mišiniu, bet mes ją vadiname kaip travertino technika, kaip travertino akmens. Tai įterpiame tam tikrų tokių raštų, įbrėžimų, galima pamiksuoti spalvas. Štai čia turiu tokį pavyzdį intensyvesnės spalvos, kas tikrai yra labai gražu, labai natūraliai atrodo ir žmogus turintis nors kažkiek meninių gebėjimų, ko gero gali atkartoti tikrai labai natūralų paviršių. Tie, kas neturi tų gebėjimų meninių, tai tam esame mes. Stengiamės sukurti labai aiškias sistemas, kad jums tiesiog, darant viską žingsnis po žingsnio, pavyktų tai atkartoti. Dar labai noriu parodyti Kaune studijoje, kas esat buvę, tai tikrai matėt, turime pasidarę labai gražų staliuką, tai būtent irgi travertino technika. Šį video, kaip darėme, galite rasti ir mūsų Instagrame, ir YouTube. Tai staliukas padarytas ant polistirolo, jis iš tiesų yra lengvas, suarmuotas, nugruntuotas ir ant viršaus dėtas klei beton mišinys tam tikrais metodais. Tai tą video, kaip sakiau, galite rasti. Video mes niekada negailime, stengiamės padaryti, bet iš praktikos tikrai galime pasakyti, kad kai kartu padirbame, yra šiek tiek lengviau paskui konsultuotis, nes tų niuansų vis tiek yra. Glaistyklės laikymas, galbūt laikas, kada ką daryti, kada užnešti, kada daryti raštą, ar iš karto, ar šiek tiek palaukus, kaip tą plėvę dėti, kiek vandens purkšti. Žodžiu, jie nesudėtingi tie niuansai, tiesiog juos reikia žinoti. Taip pat primenu, kad jeigu darysite savarankiškai kažkurią iš šių technikų, tai mūsų puslapyje www.klei.lt yra PDF failas, kuriame yra viskas aprašyta žingsnis po žingsnio. Ir įtrauksime vienspalvį lygų tinkavimą su Light Sand mišiniu, tinkantį visiems namams ir sienoms. Dar pamiršau paminėti vieną techniką, kurią mokysimės taip pat 4 modulyje. Daug kas iš klientų iš tiesų klausia apie mikrocementą. Ar turime kažką panašaus? Tai pačio mikrocemento mes negaminame ir juo neprekiaujame, bet mūsų baltas apdailinis molio tinkas, apdirbtas tam tikromis technikomis, parinkus tam tikrą spalvą, puikiausiai atkartoja ir imituoja mikrocemento vaizdą. Tai tikrai labai gražiai atrodo, labai gali būti švelnus mišinys, lengvai suvaldomas, koks yra privalumas, kad tikrai nepatirsite streso dirbdami, nes užmaišę mišinį jūs galite dirbti iš karto, galite palikti jį savaitę ir tęsti darbus toliau, svarbiausia pabaigti nuo krašto iki krašto visą sieną. Ir pats svarbiausias niuansas, žmonės ieškantis mikrocemento tikriausiai ieško ir atsparumo, kad galėtų plauti ir valyti sienas. Tai šiai dienai mes turime pasiūlyti tikrai labai gerą sprendimą, nes pagaliau radom ir jau daug kalbam ir labai džiaugiamės savo naujuoju Varnish #1 laku, kuris yra tikrai labai atsparus ir žinot, lakų rinkoje yra daug atsparių, bet jis yra ne tik atsparus, bet ir labai gražus ir visiškai matinis. Tai tikrai Kauno studijoje galite pamatyti ir ko gero šiandien keliaudama į Vilnių nuvešiu vieną pavyzdį, kad turėtumėte ir ten galimybę paliesti ir tikrai mūsų klientai mėgsta atėję pagremžti. Tai tuo su laku tikrai galite testuoti. Molio tinką natūralų mes skatiname mylėti, jis toks ir turi būti, nevalia jo kažkaip ypatingai gremžti, bet, Miglė, galime parodyti, čia yra nelakuotas nagu, jam irgi nieko tikrai neatsitiks, bet vis tiek nelakuotas, jisai yra toks, koks turi būti molio tinkas. Bet kas yra gerai ir labai smagu, kad kiekvienas žmogus gali pasirinkti, kaip tą apdailą sienų pabaigti pagal savo gyvenimo būdą ir mes tikrai labai džiaugiamės, kai pavyksta su klientais atrasti tuos sprendimus, kurie yra tinkamiausi jiems. Naudojant visą sistemą, apdailinį molio tinką, pasirenkant spalvą ir lakuojant 1 arba 2 kartus, priklauso nuo erdvės, kokio atsparumo reikia, kaina nėra kosminė. Tai kaina vidutiniškai gali gautis, jeigu su laku, apie 7-9 eurus 1 kvadratiniam metrui.